Na kągi, sveiki brangieji. Šiandien labai graži tokia saulėta diena. Pirmą kartą gruodžio mėnesį, nors jau metai eina visiškai į pabaigą. Šiandien 21. Tai norėčiau visiems savo žiūrovams palinkėti gerų nueinančių ir dar geresnių ateinančių metų. Kad kas jau dirba žemę, tiem būtų derlius geras, o kas nedirba žemę, tai būtų mokesčių našta nebūtų per didelė ir būtų laimės daug ir sveikatos daug. Na, o dabar galiu biškį truputėlį pasidalinti savo patirtimi, savo pasėliais parodyti. Čia, jeigu atmenat, tas laukas, kur buvo iš po pupų, pasėta tiesiogiai su Gaspardu. Nemažai aš gavau čia komentarų, kad tu čia nesąmonės darai, ten į kietą žemę, visą kitą, bet, kaip matote, va šiemet gan vėlai pasisėjo, sakykime, kviečiai, bet, kaip matot, praktiškai viskas gerai su tais kviečiais. Ir čia, kur, kaip rodžiau, technologinėse vėžuose, kur buvo žaliavo, tai va, jeigu dabar pasižiūrėtume, realiai viskas nurudavę. Čia eilinį kartą kažkaip tai technologinį vieną vagutę neužsidarė, tai per vidurį pasėję. Bet tai čia yra jau kita tema. Taip, rudenį nupurškiau aš savo nuo žolių, bet žiūriu, viena kita žolytė yra. Matosi, jos biškiai šiek tiek tokios sustresavę, bet nieko. Tas mano purškimas buvo, jeigu atmenat, tai buvo čia po sėjos, kokią savaitę praėjęs, aš nupurškiau su glifosatu šitą lauką. Ir kaip matot, palyginus tų žolyčių nėra daug prasileidusių, tai aš manau, kad čia, žemė čia yra nejudėta, tiesiai sėjau, tai ta prasme, kai žemė minimaliai judita, tai jinai, kaip sakoma, mažiau ir tų piktžolių turi. Dėl to, kad paprasčiausiai joms sąlygos nesusidaro. Nors šiemet tos drėgmės tai sočiai yra. Yra vietom, matau, va, žolyčių. Bet tai čia bus pavasarinis purškimas. Ir manau, kad šitas susitvarkysim viską. Nors jos čia tokios apsigandusios, ar čia jos įdomu nuo šalnų. Tų šalnų čia buvo minimaliai. Bet nežinau kaip kituose rajonuose, bet pas mumis čia buvo vieną naktį, man atrodo, ar 2 naktis buvo 5 laipsniai paspausta. Sniegelio trupučiuką buvo. Taip nudžiugino širdį, kaip sakoma, atėjo žiema lygtais, bet dėja, to žiemos nėra eilinį kartą. Daug dievė, kad bus gal ta žiema, sakykime, visi metų laikai pataps savo metų laikais. Žiema kada žiema, pavasaris kada pavasaris. Vienu žodžiu, supratot mane. Tai va, esmė taip, kad gamta išsireguliavus yra ir augalai patys irgi nelabai supranta, kaip čia jiem elgtis reikia. Nes, kai žiemos metu dabar yra 6, beveik 7 laipsniai, šiandien aišku graži diena, saulytė šviečia, tai labai tikrai malonu pirmą kartą, nes kiekvieną dieną būdavo toks cepelininis dangus, tikrai nuotaikos neypatingos. O dabar, kadangi tokia graži diena, sakau, velnės, sakau, reikia vis tiek nueit pasižiūrėti, kaip atrodo pasėliai. O pasėliai kaip? Mane džiugina, sakykime. Aišku, kainos tos yra tokios, kokias yra. Mes, ūkininkai, tikrai kainos nereguliuoja ir nemanau, kad kada nors reguliuos. Yra kaip yra. Jūs puikiai žinot, kad aš nenaudoju beico, kas jau mane seniau stebi.
Čia yra beversio protektas dėtas. Ir čia yra, čia kažkur tai turėtų būti sandora ir čia turėtų būti vendelinas pasėtas šitam krašte link griovio. Bet realiai aš dabar čia nieko nematau, nes šitoj pusėje yra miksas. Nu, nežinau, šiemet man tas miksas, negaliu sakyti, kai jisai gero davė ką nors, bet nematau, kad ir kažką tai blogo labai padarė. Tai todėl ir pasėjau vėl šiemet miksą. Tik tai biški miksą dariau truputėlį kitokį. Šiemet dėjau, mačiau truputėlį vendelino dėjau ir dėjau optimisto ir įdėjau delavaro. Tai va, tokias skirtingas kultūras, skirtingo aukščių, sakykim. Optimistas irgi gana aukštas yra, jeigu taip, ta prasme, jeigu kas klausit dėl rodiklio, tai optimistas irgi jisai nebuvo ten ypatingas, jisai labiau, tosai, kaip pasakyti, vos ne pašarinis šiemet gavosi, bet kadangi sėklai buvau pasisėjęs, tai sakau, nu, pabandysiu tą pasėsiu. Ir jo labiau sumaišiau su vendelinu. Tai vendelinas tai garantuota yra ekstra klasė, o tas delavaras yra antra, trečia, tai būtų klasė. Nežinau, dar vienus metus sakiau, pabandysiu, jeigu viskas gerai, gal ir tęsiu tą. Nu, esmė, dėl ko aš tos darau miksus. Bandau nuo ligų, kad nereikėtų purkšti. Na, nežinau, gal tas mitas yra. Pasidalinkit, tarp kitko, jūs. Nes esu skaitęs keletą straipsnių, kad sumaišius skirtingų veislių kviečius galima ten išvengti, sakykime, kažkokias ligas. Nežinau, aš nesu agronomas, aš nesu mokslininkas, aš negaliu teikti, kad ten va šitaip ar anaip yra teisingai. Nu, bet aš darau šitaip ir, nežinau, manau, pamatysim ant mano kailio. Šiais metais tikrai nebuvo ten kažkas labai blogai. Nuo ligų aš naudojau tik tai irgi to pačio beversio. Nu, sakysit, šališkas, bet, nu, nežinau, aš paprasčiausiai naudoju. Nu, man patinka, nu, padariau bandymus, padariau tyrimus, svėrimus. Nu, aš matau, kad davė pliusą. O jeigu duoda pliusą, nu, lyginant su kontrolė. Jeigu duoda pliusą, vadinasi, yra pliusas, o ne minusas. Nu, pavyko atvažiuoti ir iki rapso. Čia yra rapsas sėtas su Falcon Farmet Pro. Čia yra, vietą matos irgi yra trupučiuką. Yra problema ta, kad čianais va dalis yra, sakykime, papuolė, kad va šitoj pusėje taip va, pritrūko ant galo Iron Max, čia pabaiga buvo sėta, čia yra veislė triatlon. Ir matosi, kur, kaip ir sakiau, kur Iron Max'o kliuvo mažiau. Manęs kažkas tai klausė, kaip sako, su šliužais sukovojai. Tai su šliužais ta kova tokia yra. Paprasčiausiai dar prieš javų nukulimą, esant dar, sakykime, kol kviečiai auga, nu, prieš kulimą, sakykime, būtų gerai pasitikrinti, kiek mes turime šliužų lauke. Pasidaryti kontrolę, pasistatyti šliužų gaudyklę ir pasižiūrėti, kiek mes turim šliužų. Ir tada nusprendi, ką daryti. Jeigu randi ten iki 10 šliužų, sakykime, tai naudoju ten 3 kilogramus kviečiuose.
dar nenukultuose kviečiuose išbarsta Iron Maxą, kad sunaikinti didžiąją bangą. Dar geriau būtų 5 kg, bet, žinot, čia vėlgi kaina gaunasi nemaža, nes Iron Maxas jisai kainuoja ne taip jau mažai. Bet norint suvaldyti šliužus, tokia situacija yra. Ypač pas manęs, pavyzdžiui, nukentėjo pakraščiai, sakykime, nuo kaimynų visur aplinkui. Nu, ten nuo miško kaip ir nėra, dabar nenueisiu, aišku, iki tenais. Nu, rapsas čia triatlonas yra, jisai gan toksai, sakykime, normalus. Ten toliau į aną galą tenais, tai ten būtų Armani bus pasėta. Nu, pabandysiu pasikelti droną, pasižiūrėsim iš viršaus, kaip atrodo. Ir matysis, ten kraštas tikrai yra, matosi, nekaip atrodo. Čia buvo tiesa dar prieš sėjant rapsą, kokią savaitę prieš buvo pasėta Brassica Pro, lydintys augalai. Nu, prekiauja jais grynas Baltija, tai aš iš jų pirkau. Naudojau šičia 12 kg į hektarą, tai iš tų lydinčių augalų, tai dabar matau dobiliukas yra, linai yra palikę, saradelė. Aišku, buvo juodva, bet juodva tai jinai labai jautri, jinai taip pat nuo pirmo šalnų juodva iš karto nušala, tai mažai iš jos ten ir belieka. Na ir faktas, kad čia yra nuo žalių nepuršta. Tai va, ir pabaigsiu su Iron Maxu. Iron Maxą po to naudoju kartu sėjant. Nu, aš nepadariau šito kontrolinio prieš, sakykime, prieš nukuliant javus, nepadariau tos kontrolės, aš tik jums aiškinu šitą dalyką, bet reikėtų šitą pasidaryti dalyką. Nu, šitame lauke aš vizualiai, nu, kaip žinau, kad čia tų šliužų yra ir visą laiką jų būdavo. Tai aš panaudojau 7 kg, atidaviau Maximu sėdamas, o šiaip tai, sakau, ten turi žiūrėti. Jeigu virš 10 jau šliužų randi, tai 7 kg būtinai reikia dėti, nes kitu atveju, kaip sakoma, pinigai į balą. Nes didelė populiacija turi visi pavalgyti, kaip sakoma. Tai nori, nenori, nu yra ten tų įdedami tie pinigėliai, ten gaunasi, dabar tiksliai nepasakysiu, apie 20 kažkas tai eurų gaunasi. Plius, nu 6 eurai kilogramas, 7, kem 2 eurai. O, taip būtų, kažkur tai kainuotų. Nu, plius minus apie 50 eurų, sakykime, šliužam išleidė. Nu, bet arba rapsą turi, arba būna problemų. Šitam lauke rapsas buvo prieš 4 metus, nes pas manęs rapsas po 4 metų tik tai sugrįžta. Tai čia buvo toksai rapsas, nu, ta prasme, lopais buvo, lopais išėstas visas, nu, nepadariau namų darbų, kaip sakoma, nepanaudojau laiku Iron Maxą, aš naudojau po, vėliau, o praktiškai pasėjai tą pačią dieną turi iš karto barstyti, arba geriausia būtų sėjant. Nu, kiti deda dar į vagutę prie sėklos. Nežinau, aš nepraktikuoju šito į vagutę dėti. Nu, nors šliužai, kaip sakoma, ypač va kaip čia dabar tai jau lietus užplojęs yra, nelabai matosi. Falcon kaip sėjas, sakykime, tokias eilutės, biški šiek tiek tokie griveliai yra. Aš praeitais metais sėjau su Sumo, man kolega pasėjo. Šiaip irgi labai geras buvo rapsas. Nu, vienaip ar kitaip, rapsas sėjant su striptilu, sėjamąją, sakykime, ankerinę turiu omeny, sėjamąją ne diskinę, bet ankerinę. Tai rezultatas tikrai nėra prastas. Tai va, kad ir čia tiesiogiai tikrai nieko nedaryta visiškai, jokio skutimo nedaryta, tiesiai pasėtava. Matosi, akivaizdžiai yra žienos ir viskas čia gerai su juo.
Nu, vizualiai panašiai toks ir yra, tik tai tas rapsas Armani ten yra nuo kaimyno, sakykime, kaimyno buvo ten praeitais metais rapsas, o mano šalia pasėtas. Na ir dar viena ten problema buvo, kadangi pats nedalyvau sėjoje, o sėjo Agroteka, tai trupučiuką buvo nesusikalbėta su traktoristu ir ten su tais nureguliavimais. Tai čia akmuo į Agrotekos daržą šiek tiek, kad truputėlį irgi reikėtų atsižvelgti, nu ne tik, kad sėklą įsipilti ir trašas, o dar ir vienu žodžiu sustot pasižiūrėti, kaip sėjasi, nes kiekvienam lauke, tai sako, aš sėjau ten šalimais, atvažiavau, sako, sėjau, aš tenais viskas buvo gerai, tai, bet atvažiavau į kitą lauką, būk malonus, išlip, pasižiūrėk, ką tu darai. Nu, ne tik tai, kad varnelę uždėti, kad aš pasėjau. Tai va, tokie pastebėjimai. O šiaip viskas gerai, sėjamoji tikrai gera, paslaugą atliko tikrai tvarkingai, viskas tvarkoj, nematau aš didelių problemų. Sakau, tik tai reikia šnekėtis. Šnekėtis taip neišeina, kaip sakoma, kad norėtųsi, žinai, pasitikėti tą, sakykime, paslaugos teikėjų, bet nu, mes lietuviai esam vis dėlto neišeina dar taip 100%, kad vat pasakėjai, basi padarėjai. Taip neišeina, tenka vis dėlto pabūti. Na, ką darysi? Ką darysi, bet sakau, rezultatas nėra prastas. Sėjamoji tikrai gera, na ir sėjos būdas tikrai irgi, aš skaitau, pasiteisinęs yra. Tai va, trumpai tiek iš šito lauko. Na, o čia va dabar matot liucerną, ta, kuri buvo nupjauta gan anksti. Žiemojimui nuėjęs va tokia. Čia viskas gerai su ja, čia yra 2 metų liucerna, dabar pereina į 3 metus. Jo, tik tai tiek, kad tai yra miksas šičia. Čia yra kviečiai iš po rapso pasėti. Čia truputėlį biškį dariau skutimą dėl to, kad kai rapsą kūliau buvo labai šlapia, pasidarė proveržos. Provėžos tokios gan gilios. Tai teko truputėlį panaudoti skutiką, kad palyginti šiek tiek tas provežas. Bet čia skutau tikrai negiliai, biškį paviršiuką tik tai ir pasėta. Bet šiemet kviečius visus sėjau vėliau. Ir matau, kad tikrai gan neblogai viskas su jais, nes paprasčiausiai tas, kadangi žiema tokia, netgi ir šiandien ten, sakykime, yra tie ryte, žiūrėjau, 6,5 buvo šiluma, bet ir dieną iki 7 buvo pakilę. Tai va, tai gruodžio skaityk 21, tai tikrai gan įspūdingai atrodo. Na ir čia tarpiniai pasėliai mano yra šičia tas laukas. Čia trupučiuko buvo stambesėklių pritrūkęs. Čia yra vien smulkesėklės pasėtas, o čia yra ir stambesėklių. Iš tų stambesėklių tuoj nueisim pasižiūrėti, kas čia yra likę. Tai šitas laukas dabar iš patarpinių pasėlių šitame lauke bus sėjama soja. Taip, tai pagal mano tą sėjomainą turėtų būti pupas, bet kadangi sakiau, kad pupų neauginsiu, tai šiemet augs soja. Šiemet tikrai sėsiu tiesiogiai. Nu, dar, kaip sakoma, neperšokęs griovą, nesakyk, bet vienaip kitaip tikrai planuojama yra sėti tiesiogiai. Aišku, glifosuosiu tą pavasarį, kai jau tik tai galės kovo mėnesį. Po to, jeigu reikės dar kartą nuglifosuosiu prieš sėją, blogiausia atveju. Nu, manau, kad užteks vieno karto. Paprastai užtenka vieno karto.
Na, bet kadangi čia tas laukas yra su, jeigu atsimenat, yra čia va šita va žulytė, va. Tokia. Va šita žulytė, su kuria turiu bėdą ir su ją nelabai su ją galiu sukovoti. Tai va, gali tekti 2 kartus nupurkšti netgi. Tai va, o čia pagrindė šičia, tai kas yra išlikę. Yra, matau yra va, vikis yra išlikęs. Čia yra ta facelija. Linas vada, matau, nenušalęs va yra. Turėtų būti dobiliukai. Čia tai yra avižas. O, kokia graži šaknų sistema. Tiesiog įspūdinga. Aišku, aš jas nutraukiau, bet šiemet labai dėkingi, sakykime, metai. Tai tikrai, kad tas, sakykime, to šaknis turėtų pakelti nemažai tų maisto medžiagų. Ir tie tarpiniai pasėliai tikrai yra, aš manau, didelis pliusas. Dar ką pastebėjau, kad šiaip garstyčias galima būtų vis dėlto įtraukti į tuos, tik tai jos reikia labai nedaug, minimaliai dėti. Bet trupučiuką galėtų jos būti. Būtų masės žymiai daugiau, sakykime. Nors ir čia anglies, aš manau, yra tikrai nemažai šitame lauke dėl to, kad vyrauja, sakykime, varpinių nemažai, o varpiniai tikrai nemažai anglies turi. Na ir, aišku, stirnos, žvėreliai visokie ateina pasimaitinti. Šiaip, turiu pasakyti, šiemet labai gražiai atrodo, bent jau man asmeniškai tikrai gražiai atrodo, kai važiuoja, aplamai Lietuvoje keliais važiuoja, visur žaliuoja. Labai mažai kur pamatysi arimą. Tai vat, kas yra smagu, kad Lietuva žalėja. Vienaip ar kitaip vis tiek žmonės mato, kad tai naudą duoda. Na, gal, sakykime, taip. Ir priverčia, sakykime, tas sąlygos, tos situacija, ta, kuri dabar yra susikloščiusi žemdirbiui, jinai tikrai nėra jam dėkinga. Nors, antra vertus, mes labai jau buvom išpuikę, kaip sakoma, vien tik tai augalininkystė verstis. Yra, aišku, aš nekalbu apie tuos rajonus, kur ten augina gyvuliukus. Jie šaunuoliai ir jie išlaikė šitą tradiciją ir jie nepasikabino ant vienos kultūros, ant vienos ryties, o taip reikėtų teisingai sakyti. Ir augina gyvulėlius, gaminasi pašarus ir pas juos tą įvairovė tokia žymiai daugiau. Mes čia, sakykime, lygumų ūkininkai, kaip sakoma, tie, kurie gyvenam lygumose, labai mes įpratom prie to, kad, patrešiam tuos laukus, žemės derlingos, derlius geras, ir ko ten bevargs su tais gyvuliukais, kaip sakoma, nes tu esi visą laiką pririštas prie tos uodegos. Bet dėja, dabartiniai, tas laikas toksai atėjo, kad vis dėlto, kaip ne kaip, parodė, kad yra labai rizikinga būti grynai augalininkų ir pasikabinti vien tik ant augalininkystės. Turi arba užsiimti kažkokiam nespecifiniam kultūrom, daržininkystė ir taip toliau. Kažkuom tai, vienu žodžiu, tam, kad būtų rizikas tas išskaidyti kuo daugiau. Nes vien iš kviečių, ten rapso ir pupų, sakykime, tikrai neišgyvensi. Ir kuo toliau, aš manau, tuo didesnė rizika bus šitam dalykui. Tai va, tiek šiandien ten norėjau parodyti jums. Ačiū labai visiems už tuos stebėjimus, už laikus, už komentarus. Ačiū labai visiems. Ir gerųjų metų ateinančių ir šių besibaigiančių, kad jie sėkmingai pasibaigtų. Na ir iki sekančio pasimatymo. Ate.